Šarūnas skambina ir sako, Gintai, žinai, sako, nusipirkau čia tokį namą, reikėtų jį įrengti ir patvarkyti. Nusipirkus namą ir pradėjus jį tvarkyti, išlindo daug visokių galų. Šarūnui pradėjus gyventi, kaimynas atėjo ir pradėjo skųstis, kad girdi, kaip vaikai bėgioja ir pas jį namuose liustros juda. Problema buvo tame, kad tarybiniais laikais labai mėgdavo viršutinės perdangas daryti plonas. Pasirodė, kad jos tikrai yra nesaugios ir net vaikštant juda ir jaučiasi, kad jos ten tikrai silpnos yra. Iš pradžių buvo mintis betonuoti, ant viršaus užpilti dar papildomą sluoksnį, bet tas apatinis sluoksnis yra gana plonas ir silpnas. Ir buvo baisu, kad paims viskas ir įgrius pas kaimynas. Tai reikėjo pas kaimyną vidury kambario keliose vietose statyti atramas. Bet tenai vėl yra tam tikros problemos, jau pas jį padarytos gipsinės lubos, į gipsą neįremsi. Žodžiu, finale gimė šitos grindys, kurios dabar yra realiai atremtos, pritvirtintos į sieną, o per vidurį niekas nelaiko jų. Jos neduoda spaudimo į kaimyno lubas ir, žodžiu, tos lubos dabar kaip ir tylios ramios ir čia galim vaikščioti. Galim ir šokti turbūt per įkurtuvės, gal taip ir padarysim. Čia kaip vaikystėje į tarpukus sukišti, žinai, kad mama nori po kilimu, kad greičiau darbas būtų padarytas. Gita, tai tu pardavai čia plyteles ir dabar dar iššluoja, ne? Taip, kaip galima apie savo plyteles pasakoti, jeigu jos purvinos, tai reikia pradžioj tvarką padaryti. Ir matai, kaip matosi blizgučiai iš karto, dėl ko jūs rinko tas plyteles, matai, kiekvienas elementas. Mes su Gita šnekėjome apie finansus, transportavimą ir kitus bendrus dalykus, o Aušra rinkosi plyteles ir grožį žiūrėjo. O rinkotės iš katalogo ar rinkotės iš Gyvai. Nes buvo taip, kad greit reikėjo. Pagrindiniai ir buvo pasirinkimai, kad kas galėtų būti per savaitę, kad būtų šviesu. Mano buvo keli prašymai. Buvo prašymas, kad lengvai valytųsi, mažai matytųsi taškų nuo vandens ir kad būtų paprasta priežiūra. O mano, kad žmona laiminga būtų. O mano, kad klientas būtų laimingas ir atėję kiekvienas svečias norėtų irgi remontus daryti namuose. Blizgučiai tokie yra. Ar čia mums nuo lempų atsispindi? Ne, čia kiekviena gysla yra išryškinta, kad matytųsi 3D daro vaizdą tiesiog. Darome vizualizacijas, padedama klientui, kur ką išdėlioti, kur ką akcentuoti, kad gražiau atrodytų patalpa. Tų vizualizacijų buvo 3 variantai net. Taip, vizualizacijas darom iki galutinio varianto, kad klientas būtų patenkintas. Kol mes su plytelšiku išsiaiškinom, kokią daryti reikia. Pusvalandį aiškinomės, o tada paklausėm Aušros ir tada jau buvo aišku. Nu, kaip visą laiką vyrai. Reikia klausti moters, kaip ką išsirinko. Bet iš tikrųjų pagal vizualizacijas galima greičiau viską nuspręsti. Taip. Taip, ir išdėliota viskas. Ne, kai buvo keli variantai, nesupratom, kuris. O su Gintu tai mes labai puikiai sinergiją atrandam matavimuose. Jo, iš tikrųjų man patinka su Gita dirbti, nes tikrai viskas paprasta ir man tie dizaino elementai, jie nelabai man rūpi, nelabai įdomu, man tik tai iš tos esminės, kaip čia sakyti, techninės pusės, ar pasidaro ar nepasidaro, man tik tas dalykas įdomu. Savo objektuose aš pats perkuosi klijus, pats perkuosi medžiagas, tas turi įtakos mano darbui ir kurių nesimato, kaip pavyzdžiui plytelės, tai plyteles renkasi dažniausiai užsakovai, o aš užsiimu jų suklijavimu ir medžiagų tiekimu, kas liečia medžiagas, kurios yra reikalingos tom plytelėm suklijuoti. Kokios čia medžiagos buvo naudotos? Čia cerazitas. 12 klijai, nelaukas, nereikia kažkokių ypatingų klijų. Ir taip pat nėra, kad vien tik tai būtų tik betonas, nes yra ir gipsinių sienų ir taip toliau. Tai ėmėm klijus, kurie yra elastiniai. Plytelių klijavimas iš tikrųjų truko per 2 kartus, kas liečia grindis. Pirmų kartų išsiklijavo tiesiog tą didesnį plotą, o antrų kartų klijavosi dušo kabiną. Ar Gita padėjo? Taip. Net dabar išlaviu, matei, kad matytųsi kur ką ir kurios vaizdus, kaip dirbo Gintas. Kad atsiskirtų, kur yra dušo kabina, kur dušo kabina ir kur yra grindis. Iš tikrųjų nereikia niekad bijoti parinkti didelio dydžio, didelio formato plytelių, nors tas 1,20 x 60 šiai dienai nėra didelis formatas. Mažai valymo, kas svarbiausia yra ponios kambaryje, ko mes moterys bijom.
Kitas dalykas - vientisumas, plytelė nesuskaidyta į gabaliukus. Aišku, yra žmonių, kurie nori to skaidimo, tai renkasi mažesnį formatą, deda eglutę. Jeigu ne kamera, o šviesa kristų tiesiai čia, matytųsi, kaip atspindys blizga. Galima kaip nors tą šviesą pavartyti, aš to epoksiu pati. Taip, va, matote, kaip gražiai. Kiekviena gyslelė, kaip perlamutras,